Sveiki, jūs žiūrite Monikos Frityrį ir aš šiandien gaminsiu ne kokteilį, o kebabą Smolensko gatvėje. Visą laiką buvo įdomu atsidurti anapus prekystalio ne kaip klientė, o kaip darbuotojai. Tai iš tikrųjų, va šiandien ir bandysim gaminti kebabą ir tikiuosi, kad klientas nebus koks morozas, o normalus jaunuolis. Pirmas būtų veiksmas greičiausiai yra nuo mėsos, tai imsime ir ją papjausime, net nežinau kokia čia mėsa, ar katiniena ar šuniena, čia jau pagal skonį jau rinksitės. Tai va, oi blemba. Kažkaip visai neskaniai pjaustas. Blemba. Ingredientai būtų tokie, šitas bliniukas, lavašas, tada dar būtų mėsa, kurią supjausčiau aš pati. Tada kopūstai tai nedėsim, čia normali kebabinė, šūdo nedarom. Va dar agurkai kažkokie yra ir paskutiniausias padaras būtų česnakinis. Tai va, ir pradedam. Bus tepliu dabar, tepliu, kai valgyklai, žinot, gerai. Primena picą iš pradžių. Ji daugiau kitokio padažo čia nėra. Paimi vištienos, va, kai valgyklai. Tepliu, o, va, dedam, oi, nesuta ranka. Nu nieko, gal šalčiutės, kaip tik dar brangesnis bus kebabas nuo šalčiutės rankos. Tai va, ir va, dedam tų agurkų kapustą, tai va, vieną įdėsim kapustą, nes jis labai skundžiasi, kad jie būna per daug, va. Užtenka. Tada dar dedam pomidorų. Tai va, svajonių kebabas jau beveik paruoštas. Sukti reikia turbūt, ne? Šitą ranką nelies, nes be pirštinės. O kadangi aš esu labai dosni, tai net nesusilinkė nuo mėsos viduje. Matot, ir kopūstų nėra. Va, dabar taip turi būti. Nors imk ir žalią valgyk. Na, dabar šį gražuolį pačiškinsim. Gerai, dedam taip. O, čiršku. Kepsim kokias 5 minutės. Ir dabar tas momentas reikia, kai jį įdėt. Kai jis visas išteškės, tai kažkaip, nors ne, visai ir normaliai imasi. Nu, žinot, pridegė, visas prikėtė, tai kur čia ir iširs. O, kaip gražiai. Reiks nusifotkinti ir Facebookai mes fotkę, ne? Kol šiandien gaminau kebabą savo Facebooką, aišku, patikrinau ir užmačiau vieną žmogaus idėją, kas sako, reikia daryti kokiam Marozų rajone kebabinę ir pavadinti šalčiutės kebabą, tai galbūt bus būsimas mano verslas. Na ir ką, labai smagus laidelės momentas, kai žiūrėsime jūsų klausimus ir aš atsakinėsiu. Tai va, Juozas klausia, ar mėgsti valgyti kebabus? Ar aš mėgstu valgyti kebabus? Na, ta pati mėsa man visai patinka, jeigu būna jautienos. Bet šiaip iš tikrųjų kebabų aš nelabai valgau, aš labai mėgstu kitą greitą maistą, tai yra sushi. Sandra klausė, kiek esi suvalgiusi kebabą per savo gyvenimą? Nu, Sandra, kur tavo protelis buvo, kai tu klausai šio klausimą, aš nežinau, nes nežinau, kas gali skaičiuoti savo gyvenimą pravalgytų kebabų skaičių. Tai aš net nežinau, aš atsimenu kebabus, pirmą kartą suvalgiau kebabą gal kokių 12 metų, tai čia 20 metų atgal. Ne, juokauju, bet, oi, žinokit, nepasakysiu, bet tai nebus labai didelis skaičius. Vėl Zosė klausė manęs, kaip reaguotum, jeigu vaikinas per pirmą pasimatymą nusivestų tavęs pavalgyti kebabą? Tai vieną kartą iš tikrųjų taip ir buvo, kad mane nusivedė tokią vatą, žinokit, nu, tą dieną ir baigėsi mūsų susitikimas, tai iš tikrųjų buvo labai, sakau, keista, kad va, einam kur nors užkasti ir nuvarim kebabinį ir taip galvoju. Bet ten buvo labai keistas berniokas, tai iš tikrųjų tai tą dieną ir baigėsi mūsų bendravimas. Na tai ką, chibrytė, šiandien būtų tiek, suvalgėm kebabų, neapsinuodijom, ganėtinai buvo skanu, būtent mano kebabas, kitų aišku, ten kur gamina dar skaniau būna, tai labai rekomenduoju. O šiaip tai kita laidos tema būtų, kaip apsipirkti už 10-20 litų škurliuose. Tu ateisim po humankės, visokias padėvėtų drabužių parduotuvytės ir pazuosim.